Žiūrėk, čia kas iškniso, čia šernai, ne? Jo. Čia jų takas. Taip. O mes negalim tuo taku sekt, nes Galim. ten labai patogu. O čia yra kokia flora fauna, kuri turėtų baisiausiai bauginti. Ta vieta erkės. Čia esam Lazdynyne, 8 metų amžiaus, geriau įsižiūrėjus, matos, galima atrasti ir beržiukų augusių. Tenais beržiukas auga, baltalksnis, ganėtinai aukštas. Šitam miške mes šitos visus lazdynus išimsim, gražiai sukirti su giljotina. Toks yra traktoriukas, kuris privažiuoja, iškarpo ir sudeda medžius, kad galėtų traukimo metu išvežti traktorių. Ir parduosim šitos lazdynus kaip biokurą. Rudenį šitą darysim darbą. Tikėtina, kad iš hektaro pagaminsim apie 3 pilnus kedrovežius, tai būtų apie 270 m3 lazdyno, biokuro, biomasės ir parduosim į katilinės. Tikėtina yra, kad šitų gautų pajamų už biokurą užteks išugdyti visą šitą mišką. Nes dabar realiai visą iš žemės energiją sugeria būtent šitie lazdynai. Medžiai nepasiema visiškai jokios energijos. Jeigu į viršų pažiūrėtume, lazdynų lapai sugeria visą saulės energiją, o beržas tik vos prasistiebęs. O kada jam atsidarys aikštė, jis tada absorbuos ir pats kamienas, ir pati viršūnė, ir tada tas augimas bus spartesnis, greitesnis ir patys medžiai greičiau augs. Dėl to ir yra reikalingi šitie jaunuolynų ugdymai. Šitas miškas, kadangi buvo kirstas ne mano ir jis buvo kirstas prieš 8 metus, šiandien dienai aš jį nusipirkau va tokį, koks jis yra, vien dėl to, kad mano besiribojantis vienas miško sklypas, kitas yra tam, kad turėt ateityje užaugintų beržiukų, alksnių, drebulių, kurių čia yra sočiai visam šitam 3,4 hektaro jaunuolyne. Kiek tai kainuos tau išvalyti? Vien tik tais iškirst biokurą paruošti, jeigu tai finansiškai skaičiuojant šiandien dienai su giljotina kertant, tai mašininiu būdu kainuos apie 1000–1300 eurų, biokuro ištraukimas kainuos apie 1400–1200 eurų. Aišku, tas pats ir medienos išvežimas ir ištraukimas jis yra labai kruopštus ir atsakingas darbas. Dėl to, kad kirtimo metu negalima išlaužyti aplinkui esančių augančių jau medžių. Pačio traukimo metu, kada bus traukiamas biokuras, nes, kaip matom, lazdynai yra kokio 7–6 metrų aukščio, jie ganėtinai ilgi yra kaip sortimentai. Ir juos vežant, traktorius kaip pavyzdys, kada daro posūkį, kad jisai jų besisukdamas, kad neišverstų pačių augančių medelių. Nueisim vėliau, pamatysim, kaip toks pat lygiai miškas atrodo šiandien dienai sutvarkyta. Vizualiai tai visiškai skiriasi diena ir naktis. Ar šitas lazdynai biokuras bus išvežtas paskiausiai, ar ne? Biokuras taip. Kiek laiko galima biokurui išgulėti lauke tam, kad oro sąlygos jo nepakenktų? Biokurui visiškai tai įtakos neturi, tik tai geriausia neišlaikyti ypač lazdynai. Jie kuo ilgiau bus sukrauti į rietuves, tuo jie ilgiau džius, tuo didesnis kaloringumas. Bet mum kaip miškininkam už kaloringumą niekas nemoka.